Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų mintis apie gumas, būtent guminukus, apie lydekų žvejybą upėje. Vis dėlto dabar prasidėjo atšalimai. Pirmos šalnos ir lydeka tokia žuvis, kuri upėje labai greitai tokia atveju užlipa ant tų vadinamųjų pirmųjų šlaitelių. Ir šiandien mes jas bandysim gaudyti visiškai jau tapusiais netradiciniais, nevalgomais guminukais. Visi puikiai žino šitą pavadinimą relaksas. Visi mes pradėjom kažkada tai būtent nuo šių gumų žvejoti. Jos pirmas atsirado Lietuvoje prieš daugiau nei tikrai 15 metų. Ir tai buvo baisus ginklas starkiam, po to baisus ginklas lydekom. Po to atsirado pačių vairiausių guminukų era, valgomų, kvepiančių ir visa kita. Ir šitos gumos buvo šiek tiek pamirštos. O be reikalo, aš manau, kad šiandien mes pabandysim įtikinti, kad nebūtina lydekai turėti kažkokią tai super kvepiantį, maistingą guminuką. Tiesiog reikia turėti pakankamai didelį guminukų miksą ir pabandyti jais pagaudyti. Apie gumas, apie jų modelius aš vėliau. Mes bandysime dabar bristi į upę, ieškoti to pirmojo šlaito, aš pabandysiu papasakoti, kaip gaudyti ant to pirmo šlaito. Ir žinoma, aš labai tikiu, kad šiandien lydekų mes pagausime. Vienas, upė, valtis tada, kai būsim seni ir nuobodus, o dabar, kol yra jėgų, energijos, norisi pasivaikščioti, tai šiandien vaikščiosim daug, iš tikrųjų pats tas. Lydekų žūklė nuo kranto vėlyvą rudenį iš tikrųjų įdomi, to labiau, kad šiandien, kaip supratote, mes bandom senai geras užmirštas gumas, relaks, na ir mano pradžia visada būna žiūrint į vandens spalvą. Jeigu yra spalva pakankamai skaidri, vis dėlto, kad ir ankstyvas rytas, aš pradedu ieškoti aktyvios lydekos pakankamai natūraliais masalais. Skersiniai metimai, apie kuriuos mes papasakosim, kodėl jie reikalingi ir kaip pravesti guminuką, jūs tikrai šiandien viską sužinosite. Na, pirmasis labai išraiškingas kibimas ir tas mąstymas ir mintis, kad taip, šiandien galbūt viskas mums pavyks ir mes išmąstėme, kaip gaudyti šiek tiek kitaip, nuteikia pakankamai optimistiškai. Nu va, pirma žuvis yra. Ne pirmoje vietoje, mes čia pabraidžiam, paieškojom. Šiaip labai dėkinga upė, nes tu gali ir bristi, ir yra vietų, kur gali gaudyti nuo krantų. Ir ką aš noriu akcentuoti apie tai, kasgi yra tas vadinamasis pirmasis šlaitas. Ne vienoj minijai, aišku, daug upių taip yra ir yra nedidelė atapradai, sužėlė, nes sužėlė ir yra pirmasis kritimo laiptais. Tai yra dažniausiai sėklius ir labai greitas kritimas į apačią. Ir būtent tada lydekos šiuo metu laiku pradeda lipti būtent ant to pirmojo šlaitelio. Mes pripratę tokiai upėje gaudyti iš valčių, daužyti guminukais, giliai iš duobių, bet visą tai mes darysime dar vėliau. Kai susiburs ešeriai, kai lydekos pasitrauks, dabar jos išlindo pasimaitinti į viršų. Ir būtent tokia taktika. Lengvas džigas, lengva galva, skersi metimai, arba praktiškai aš galiu lengvą galvą nuplukdyti iki pirmo šlaito mesdamas tiesiai ir visas darbas vyksta palei pirmą šlaitelį, tai yra pagal pirmąjį tą nukritimą. Ten dabar lydekos laukia mailius, mailius išidinėja va tokius sėklius ir jom iš ten labai patogu atakuoti. Aš galvoju, mes šiandien keisim gumas, keisim vietas, važiuosim ir aukštyn, ir žemyn palei upę, nes vis dėlto aš taip įsivaizduoju tokias taisyklingas vietas, kur yra tie taisyklingai šlaiteliai, upė, žinau, skersai išilgai ir manau, viskas bus gerai. Einam, žiūrėsim, kaip mums seksis toliau.
Nu va, kam reikia tų gumų turėti tiek, kad susigalvotum savo spalvą ir susigalvotum savo dydį. Va, pirmą mes pasigavom ant šitos. Dabar pakankamai ilgai nekybo, reikia galvoti, ieškoti kažko tai galbūt panašaus, o galbūt reikės keisti ir kardinaliai. Dėl to tas miksas ir reikalingas, jį reikia turėti patį įvairiausią. Yra labai ryškių spalvų tam, kad, jeigu žuvis visiškai neaktyvi ir jie įvaryt kažkokį šoką. Viena mano mėgstamesnių raudonų spalvų lydekai, ypatingai veikianti deltoje daug kur. Natūralios spalvos, labai nedidukės, bet kas įdomiausia, kad būtent tas nevalgomas gumas gamintojai gali akcentuoti štai tokiais akcentais. Valgomas dažniausiai būna vienos spalvos ir tada jau dirba atspalvis, o čia ant tokių gumelių galima daryti ir tikrinti akcentus, kaip raudona galva, raudona uodega, kažkokia tai forma. Ir nesvarbu, ar tai būtų kapaito, ar tai būtų dar kažkas, tai mums žinomi visi šitie variantai. Gali būti visiškai štai tokie neutralūs, tamsus motoroilai, kurie iš tikrųjų daug dirba. Bet čia nuo žvejų priklauso. Apie galvos keitimą ir kodėl aš ją keičiu, aš papasakosiu. Bet jų svorių reikia turėti įvairesnių, tam, kad tu orientuotumėsi, koksgi tavo šlaitelio gilis. Tas šlaitelis gali būti ir metro, ir pusantro, ir 2. Ir būtent per jį reikia labai teisingai paduoti masalą, dėl to ir su galvakabliais reikia dirbti. Piktas jos kokios. Kaip žvėris. Bet štai ir įdomu jas gaudyti. Kokia technika žvejybos, jinai turbūt viena paprasčiausia. Čia mums nereikia ypatingai šokdinti, džigauti ir ding dirbti per dugną. Jeigu mes žinome šlaitą, mes žinome guminuko svorį, mūsų darbas vyksta arba virš šlaito, arba šalia jo labai paprastai. Metam įstrižai, nusileidžia guminukas ir jį vedame kaip blizgėvas, ne taip gražiai papurtėdami spinigo viršūnėlę. Mums nereikia, kad jis visą laiką daužytųsi, nes jis surinks labai daug pagalių visokių. Jis turėtų eiti šiek tiek virš dugno. Kaip blizgė, pilnai užtenka dabar pačio guminuko darbo. Jo viksėjimo uodegos ir jo nereikia būtinai ten tik daužyti dugną. Ten, kur daužysite dugną, turėsit labai daug kliuvinių. Todėl turėkite omeny, kad būtent vedimas virš kliuvinių, virš pagalių, bet labai netoli to šlaitelio dabar pats sėkmingiausias. Dar. Nu va, aš manau, pirma dalis įvyko. Viskas čia neblogai.
upėdasni kol kas. Aišku, norisi gal ką nors tokio drambliškesnio, bet tos va pirmas lydekos, kurios va tų šlaitukų užeina, jos nebūna tas va tokios, va tos tokios visiems ten kažkur tai gyvena. Bet šitas būna piktas, dabar jos išlenda ir niom, valgo viską, ką jam paduosi. Tai tokia mūsų pirma dalis apie guminukus, apie jos bandymus. Aišku, šiandien aptarsime ir modelius, kas mums sudirba, kodėl sudirba, kokias galvutės naudojam. Bet kol kas ilsėkitės, viskas lyg ir neblogai, vaikščiojimas po upę, braidymas iš tikrųjų palieka labai gražių, teisingų emocijų, tai labiau kai kimba žuvis. Sveiki visi sugrįžę, mes tęsiam savo laidą apie žvejybą upėje nuo pirmo šlaito, nevalgomais guminukais, lydekas. Mes norime jums įrodyti, kad dabar tas metas, kai lydekas galim gaudyti pakankamai įdomiai, ne iš giliai, ne iš toli, o būtent toje vietoje, kur jūs žinot, kad yra lydeko, jos dabar visas yra išlindusi šiek tiek sekliau. Pirmoji laidos daly matėte, kaip mums sekasi, žinoma, mes dirbame toliau, ieškome aktyvių žuvų, daug važiuojame, daug keliaujame, akcentuotas vietas būtinai patikriname ir lyg kol kas viskas sekasi. Kasgi yra tos akcentuotos vietos, galbūt daugelį taps įdomu. Iš tikrųjų vietos, kur gali pravesti guminuką tarp įvairiausių kliuvinių, tarp šlaitelio perkritimo tiesiai į upės vagą ir būtent tokiose vietose kimba šiandien žuvis. Jos pakankamai aktyvios, taip, ruduo šiandien labai gražiai sveikinamos, nes kiekviena štai tokia žuvis, kuri visiškai neblogos kondicijos, rudeninė, pikta, pailsėjusi per vasarą, palieka labai smagių akimirkų kiekvienoje žuklėje. Na, ypatingai pirmojoje lydekų žuklėje šiemet nuo kranto. Nu va, reikia, kaip jau sakiau, laidos pradžioje, kad reikia jausti tos šlaitelius, kuriuose jūs gaudate ir keisti svorės ir gramacijas. Gaudėm dabar sunkesnių, tuo lengvinamės, nes čia už posūkio yra toksai labai gražus išėjimas, seklu ir nedidelis perkritimas į 1,5–2 metrus. Nors upės centras yra 5 metrai, bet dabar žuvis yra išėjusi po tų pirmųjų vadinamų šalnų pasiganyti negiliai, tai mes mažinam guminuką. Tiksliau guminuką paliekam dydį lydekinę, bet mažinam galvutę, tam, kad užakcentuotumėm ir teisingai paduotumėm masą. Labai graži žuklė buvo, mes išbandėme daug labai variantų guminukų. Iš principo, aš manau, kad to valgomo, nevalgomo, čia kiekvieno asmeninis reikalas. Bet, šiandien mums dirba tikrai labai įvairios spalvos, tikrai įvairūs modeliai.
Galbūt pačių mažiausių, va šitų mes nebandėm, nes jis toks daugiau ne rudeniniai lydekai, o ešeriui, bet būtinai pabandysime. Variantų pačių įvairiausių, bet jeigu pastebėt, aš dydžius šiandien pradėjau mažesniais, bet va akcentuoju dabar, kokiai žuvis sugautas. Visų čia aš neatsiminsiu aišku. Jeigu pastebėjote, tai rudenį, va, tokie daugiau natūralūs, man atrodo šitais. Rudenį lydekom aš visą laiką noriu paduoti didesnį masalą, vien tikėdamasis pagauti didesnę žuvį. Tai taip, miksas gali būti įvairus, kartais labai reikia rėkiančių spalvų. Pavyzdžiui, žalę šiandien pagavo su juodu nugaru. Tada, kai aš buvau praradęs viltį, visieną mes čia neįsivaizduokit, kad jūs žiūrit 20 kelias minutės laidos, o iš tikrųjų mes į tą darbą įdėtam 7-8 valandas, kad pagautumėm žuvį. Tai rytas toks buvo daugiau natūralesnis spalvos. Po to kažkur buvo toks sustojimas, teko išbandyti ir tokias oranžą, bet irgi pritemdyta. Teko išbandyti ir va šitą geltoną. Ir viskas čia veikia. Šedas, aišku, jisai storas. Man labai patinka būtent lydekų žūkliai. Kanopa tradicinė, tai jau visi jie puikiai žino. Rantyta. Vėlgi, kinošiai, žodžiu, variantą galite rinktis pačių vairiausių. Ir šitą žuvelę formumas man labai idealiai sudirbo, matot, rytą visą gumą supjaustyt. Aš dar noriu prisisveikindamas pagauti vieną žuvį, uždėsim šitą naglą tokį, pasitikrinsim, nes man didelis masalas kelia pasitikėjimą ir tikrai kels gaudant lydekas. Kodėl sužinosite už keletos laidų, kai mes parodysim, kokias lydekas mes žuvavome Norvegijoje. Tai va, dar viena žuvis, galiu tik pagirti masalus, galiu pagirti upę, pabandykite, puikiai praleiskite laiką ir džiaukitės laimikiai. Dabar metas gaudyti lydekas, kurias išeina, maitintis netoli krantų. Aišku, relaksas, amerikonai nestovi vietoj ir pradėjo leisti štai tokius labai įdomius variantus gumų. Mes šiandien nepabandėme, aš įsivaizduoju, kad jie labai puikiai tinka Karolina sistemai, kažkur tai tarp pagalių, šakalių ir ant jų turėtų kibti ne tik lydekos, bet ir didelė ešeriai ir vėlgi variantas, kas mėgsta žvejoti jūroje. Šoniplaukos sistemėlių žvejant menkes turėtų būti idealu. Tai va, variantų begalė, mintis tokios, kad masalai dirba, lydekos dirba. Aš dar noriu pagauti po masalų apžvalgos vieną žuvį. Tokia didelė plyta. Įsivaizduoju, kad jie gal ir didesnė mostels. Viskas šiandien mums pavyko. Labai smagu, kad Lietuvoje galima labai gražiai gaudyti lydekas. Tiesa, galbūt kiek kitoks mąstymas, nes tai yra tipinis ir žinoma teisingai parinkti masalai šiandien mums padovanojo pakankamai nemažai žuvies. Žvejyba įvyko labai gražiai ir mes net nebejojame, kad jums lygiai taip pat gali pasisekti. Gal šiek tiek kitaip, gal šiek tiek kitokio mąstymo, tačiau žuvį pagauti įmanoma. Savo vietos mintis apie šlaitelius, perkritimus. Ne vienas ir ne du meškeriotojai aplankė Raminę nuo pat Sakučių iki pat Mingės. Vietų žvejybai begalė. Žinoma, reikia veiderių. Taip man paskutinė lydeka pasakė, eik namo. Aš ir einu. Akcentuodamas šitą žūklę noriu pasakyti tiek, kad šiek tiek pakeisti stereotipinį savo mąstymą, vietoj to, kad sėdėti valtį ir bandyti daužyti duobes, galima gaudyti ir nuo krantų. Galima gaudyti ir iš valties, bandant tik negilės vietas. Labai, kaip matėte, nesunkiais galvakabliais. Ir žinoma, kai mintis pasikeičia, žvejyba gaunasi tose vietose, kur atrodo, ai, nedažnai mes čia žvejojam, ar nedažnai čia kas kimba, gaunasi tikrai įdomi.
turėkite omeny. Būkite pasiruošę daug kliuvinių. Tokiose vietose kliuvinių daug, gali reikėti ir ofsetinių kabliukų, gali reikėti ir daug ryžti. Šiandien mes tikrai praradom nemažai galvakablių, bet žuvis savo kompensavo. Nu, o masalas savo atidirba, labiau, kad jų variantų turbūt yra daugiausiai. Ir jūs galite dirbti su jais kaip tik norite, žinodami, kad negaila jų palikti vandenį. Viskas šiandien. Nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės.